Labas vakaras, norėčiau užduoti tau keletą klausimų apie mokytoją. Kokia yra tavo svajonių mokytoja? Na, aš manau, kad jinai būtų negriežta. Na, jeigu reikėtų, jei mokiniai neklausytų, tai kad truputį drausmintų. Ir jeigu nesuprastum užduoties, kad tiksliai išaiškintų. Jeigu galėtum sukurti tobulo mokytojo paveikslą, kaip jis atrodytų? Tai pirma, nupiešiu mokytoją, kuri labai šypsosi, o už jos daug pinigų. Na ir skaičių. Ačiū labai tau už klausimus ir atsakymus. Labadiena. Labadiena. Esu Klaipėdos kolegijos studentė. Norėčiau užduoti jums keletą klausimų. Gal galėtumėte prisistatyti? Tai sveiki dar kartą visiems. Mano vardas Giedra. Esu muzikantė, fortepijono mokytoja ir, klaipėdietė. Dirbu šitoj mokykloje, tai Klaipėdos Eduardo Balsių gimnazijoje jau daug metų. Tai va, ir pasirinkau šitą mokyklą, nes visada norėjau būti mokytoja, fortepijono mokytoja. O kai baigiau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, Klaipėdoje šita mokykla buvo dar jauna, neseniai kurta. Todėl pirmas dalykas, ką aš pagalvojau, kad aš būtinai nueisiu į šitą mokyklą ir paklausiu, gal reikia mokytojo. Na ir direktorius tuometinis apsidžiaugė, sakė, taip, labai reikia. Na vat ir nuo 1988 aš čia esu ir likau šitoj mokyklai. Kodėl pasirinkot būtent pedagogo profesiją? Na, pedagogo profesija, žinot, mano abu tėvai buvo pedagogai ir giminiai taip pat buvo daug mokytojų, tetos, dėdės, tai kažkaip man tai buvo labai artima ir suprantama ir aš, turbūt nelabai įsivaizdavau, kas aš galėčiau būti. O kiek pamenu, 5 klasėje, kai būdavo ten anketas, reikėdavo pildyti, kuo nori būti užaugęs, kažkas panašaus. Tai paskui auklėtoja jau išleisdama mane po 8 klasių ir sakė, aš jau žinojau, kad tu visada rašei, kad nori būti fortepijono mokytoja. Tavo nuomonė nesikeitė. Tai va, tai matyt taip ir buvo, kad aš jau žinojau, kuo aš būsiu. Dabar visuomenėje sklando visokie stereotipai apie pedagogus, tai dabar norėjau paklausti, kaip keičiasi šiuolaikinio pedagogo įvaizdis? Na, turbūt gana stipriai keičiasi. Na, jeigu taip žiūrint, aišku, su kokiu laikmečiu lyginti. Jeigu lyginti, kaip ten seniau sakydavo, smetoniška Lietuva, koks tas mokytojas buvo, tai aišku, jisai buvo ir su skrybele, ir su kostiumu, ir baltais marškiniais, pasitempęs. Jeigu moteris mokytoja, tai irgi būdavo kostiumėlis griežtas ir plaukai surišti, susegti ten kažkaip jau. Tai manau, kad šitas įvaizdis tikrai labai stipriai yra pasikeitęs dabar. Mes, aišku, galim laisviau apsirengti. Jau turbūt nebėra nepatogu ar negalima ateiti mokytojui ten kažkokiam, truputėlį sportiniam stiliui apsirengus ir su džinsais, ir su megztuku, ir kažkokiu, tiesiog, kad tai jau nieko nestebina ir nei vaikai stebėsi, nei tėvai, nei kolegos. Anksčiau, aišku, to mažiau būdavo. Kokie stereotipai apie pedagogus nyksta, o kokie išlieka? Taip, stereotipai, aišku. Labai čia dabar madinga taip yra sakyti, kad tas mokytojo prestižas, bet iš tikrųjų turbūt šitas dalykas ir yra svarbiausia, kas yra pakitę. Tai seniau turbūt mokytojas tikrai buvo labai gerbiamas, jo nuomonė buvo
griežta, galbūt nesvarstoma, kodėl jis taip pasakė ar kitaip. Jeigu jis pasakė, mokiniai vykdydavo, turbūt tėveliai irgi sutikdavo su tą nuomonę. Ir galbūt jis turėjo, jo misija buvo perteikti žinias, išmokyti, pateikti tai, kas yra vadovėlyje, tai, ką mokytojas pats žino, ir vaikai tiesiog mokydavosi. O aišku, dabar jau mokytojas turi būti labai lankstus, turi derintis prie mokinių, nes vaikai yra visokie, jų norai, jų poreikiai vėlgi kinta, pati visuomenė keičiasi, aišku, ir mokytojas turi pasikeisti, nes kitaip jisai negalės atlikti savo misijos. Gal seniau tikrai mokytojai buvo tokie, sakyčiau, labai griežti. Aš ir savo mokytojus, kaip prisimenu, tiesiog būdavo mokytojai, kurių bijodavau, nors aš dabar juos prisimenu su didžiulė pagarba, nes tuos dalykus, kurių mokytojai bijodavau, tuos aš geriausiai ir išmokdavau. O dabar vaikai mokytojų nebebijo, jie gali ir pasiginčyti, ir pasakyti, aš nedarysiu to, aš nesimokysiu, čia man neišaiškino mokytojas taip, kaip man reikia, nors kiti vaikai gal ir suprato. Žodžiu, dabar tikrai mokytojui labai yra nelengva, jisai turi turėti daug vidinės energijos, resursų kažkokių tai, kur galėtų su dabartiniais šiuolaikiniais mokiniais dirbti ir juos išmokyti. Vis tiek juos mokytojas privalo išmokyti. Tai dabar, bet gal ne tiek, kad prie mokytojo stereotipų, bet kad anksčiau aš manau, kad vaikai daugiau mokydavosi. Dabar tarsi yra mokytojui uždedama tokia didesnė atsakomybė, kad turi išmokyti. O vaikas tarsi tik pamokoje ten išgirdo, neišgirdo ir jau jis turi viską žinoti, kad tos privilegijos vaikams mokytis, kaip ir, nesakau, kad nebeliko, bet ji labai sumažėjo. Ir užtat ir mokytojui yra sunkiau, vaikams irgi. Jie kaip nori, kad spragtelėjau ir viską žinau, taip nebeišeina, nes vaikai dabar taip yra įpratę. Tai nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą. Taip atsakėte, labai ačiū Jums už Jūsų atsakymus. Labas, mano vardas Kristina. Esu studentė, norėčiau paklausti tavęs keletos klausimų. Koks tavo vardas? Aironas. Ir tu esi kokios klasės mokinys? Į kokią klasę eini? Į pirmą. Norėčiau tavęs paklausti, kokia yra tavo svajonių mokytoja? Svajonių mokytoja yra Gera Laimutė. Gera Laimutė, tai tavo mokytoja, taip? Jo. O kuom ji gera? Kodėl jinai svajonių mokytoja? Kad jinai gali mus kažką išmokti, gali išmokti rašyti belė kokias raidės ir skaityti. Ir nežinau. Ką dar? Kuo jinai smagi tau? Kad jinai žaidžia su mumis. Žaidžia. Jinai dar gali mums vaišinti, ilgai būti lauke ir su kamuoliu žaisti. Paskui jinai gali mus visko išmokyti. Tai yra tavo svajonių mokytoja, taip? Ir atitiko tavo lūkesčius. Mokytoja Laimutė. Jo. Taip. Ačiū tau labai už
atsakymus ir sėkmės moksluose. Ačiū.